Lietuvoje kasmet diagnozuojama beveik 18 000 naujų vėžio atvejų. Nors mokslo pažanga ir gydymo technologijos paskutiniais dešimtmečiais labai sparčiai vystosi, tačiau mirtingumas nuo onkologinių susirgimų yra pakankamai didelis. Kasmet Lietuvoje nuo vėžio miršta daugiau kaip 7 000 Lietuvos gyventojų. Pagal pasaulinės tendencijas prognozuojama, kad sergamumas vėžiu iki 2030 metų padvigubės ir bus nustatyta 27 milijonai naujų vėžio atvejų. Taip pat prognozuojama, kad 2030 metais mirtingumas nuo vėžio sieks apie 17 milijonų. Tai yra apie 60% naujai nustatytų susirgimų vėžiu skaičiaus. Vis dažniau skambant tokių nepagydomų ligų diagnozėms iškyla vis didėjantys psichologinės, dvasinės, socialinės pagalbos sergantiems ir jų artimiesiems poreikiai. Žmonės, kurie susiduria su tokiomis sunkiomis ligomis, jie labai jaučiasi vieniši. Ir psichologinės pagalbos poreikis yra didžiulis. Didžiulis yra poreikis bendravimo, ir garbingo kelio pabaigos galima būtų galbūt šitai pasakyti. Dažniausiai susidūrus su sunkia nepagydoma liga ir sergantiems ir jų artimiesiems reikalinga aktyvi psichosocialinė dvasinė pagalba, kuri visame pasaulyje įgyvendinama teikiant paliatyviąją pagalbą pacientų namuose ar specializuotose paliatyviosios pagalbos įstaigose, vadinamose hospisais. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija kaip organizacija, skėtinė organizacija, vienijanti įvairias organizacijas veikiančias onkologinių srity, kaip viena iš savo veiklos krypčių yra numačiusi būtent pagalbos teikimą sunkiems onkologiniams ligoniams, tiems terminaliniams ligoniams, kuriems paliatyvi pagalba yra itin svarbi. Nevyriausybinės organizacijos gali ir turi būti varomasis elementas, pagrindinis variklis šią idėją, paliatyvios pagalbos idėją, hospisų idėją Lietuvoje viešinant, ją skatinant, prisidedant įvairiom pastangom, taip pat ir siūlant konkrečius teisės aktų pakeitimus. 2013 m. gegužę Lietuvoje lankėsi paliatyviosios pagalbos specialistės iš Mančesterio, kurios pasidalijo savo patirtimi, teikiant paliatyviąją pagalbą Šventos Onos paliatyviosios pagalbos ligoninėje. Paliatyviosios pagalbos specialistės apsilankė Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Druskininkuose. Lietuvoje paliatyviosios pagalbos iniciatyvas jau kelinti metai aktyviai remia Britanijos Lietuvos bendrijos labdaros fondas The Tiltas Trust, kuris buvo vienas iš pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos steigimosi Lietuvoje iniciatorių. Reikėtų tikrai turbūt padėkoti fondui The Tiltas Trust iš Didžiosios Britanijos, kad jie savo patirtį skleidžia, kad vyksta bendradarbiavimas ir ypatingai akcentuočiau gerąją patirtį iš kitų šalių. Bendrai dirbdami mes iš tiesų galėtume pasiekti tikrai gerų rezultatų ir labai reikalingų rezultatų žmonėms. Hospisas – tai vieta, į kurią atvyksta nepagydomomis ligomis, vėžiu ir kitomis sunkiomis ligomis, pavyzdžiui, organų disfunkcija, neurologinėmis ligomis sergantys asmenys. Hospiso paslaugos gali būti teikiamos namuose, hospise, slaugos skyriuje ar ligoninėje. Dažniausiai ši pagalba teikiama namuose arba hospise, o ne ligoninėje. Šventos Onos hospise dirbama tam, kad pagerintume žmonių sergančių gyvybei pavojingomis ligomis gyvenimo kokybę, padėtume jų šeimoms bei slaugantiems juos. Šventos Onos hospisas įsteigtas 1971 metais Mančesteryje kaip sunkiomis ligomis sergančių ligonių ir jų šeimų paramos centras. Šventos Onos hospisas – vienas didžiausių suaugusiųjų hospisų visoje Jungtinėje karalystėje, kasmet suteikia pagalbą daugiau kaip 3 000 Mančesterio gyventojų. Hospisas veikia kaip savarankiška labdaros organizacija, todėl visos paslaugos 3 hospiso centruose bei pacientų namuose teikiamos nemokamai. Perimant užsienio patirtį, Lietuvoje atsiranda vis daugiau visuomeninių iniciatyvų, kad tokios paliatyviosios pagalbos institucijos atsirastų ir Lietuvoje. Tokių įstaigų įkūrimui ir išlaikymui reikalingos didelės lėšos, kurių valstybė skirti nepajėgi. Todėl svarbus yra nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir visos visuomenės supratimas bei aktyvus dalyvavimas šiame procese. Pasaulinė patirtis rodo, kad teikiant paliatyviąją pagalbą gyvybiškai svarbus savanorių vaidmuo,
o taip pat nuolatinis rėmėjų palaikymas, nes tik jų bendromis pastangomis tokių įstaigų durys yra atviros pagalbos stokojantiems nepagydomai sergantiems pacientams. Hospiso veikla finansuojama iš 2 pagrindinių šaltinių. Dalį lėšų gauname iš įvairių hospiso rengiamų projektų. Organizuojame ir vykdome įvairius projektus, taip surinkdami lėšų hospisui. Taip pat esame dėkingi už paramą savo bendruomeniai. Hospise yra lėšų rinkimo departamentas, kuris kasmet turi surinkti apie 2 milijonus svarų sterlingų tam, kad mūsų hospisas veiktų. Taip pat turime parduotuvių tinklą, kuriame veikia 15 parduotuvių. Lėšų gauname ir iš mūsų organizuojamos savaitinės loterijos. Pola palaiko paliatyvios pagalbos idėją ir šių problemų sprendimą, tai yra neatsiejama pagalbos onkologiniams pacientams teikimo sistemos dalis. Ir bet kokia nauja iniciatyva, kaip ir Hospisų labdaros ir paramos fondas, yra sveikintina ir Pola tikrai palaikys visais būdais, tai yra tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai ir viešins šios idėjos tikslus, priemonės ir skatins tolesnių, galbūt ir kitų nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą būtent į šią veiklą. Hospiso idėja arba paliatyvios slaugos ligoninės idėja ir visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių aktyvi pozicija ir siekis pritraukti lėšų ir teikti paslaugas, tai yra tikrai labai sveikintinas dalykas. Viešoji įstaiga Tėviškės namai, dirbanti Alytuje jau 4 metai, siekia, kad tokia paliatyviosios pagalbos institucija kaip hospisas atsirastų ir Alytuje. Tėviškės namų savanoriai, sergantiems padeda noriai. Šioms iniciatyvoms įgyvendinti labai svarbios bendros gydytojų, slaugytojų, psichologų, sielovadininkų bei savanorių pastangos. Aktyviai palaikant pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai, viešoji įstaiga Tėviškės namai, bendradarbiaujant su viešąja įstaiga BNS, siekia suburti visuomenės pastangas Lietuvoje paliatyviosios pagalbos srityje ir steigia Hospis paramos fondą. Jei ligonio negalima pagydyti, tai nereiškia, kad jam negalima padėti. Bendram darbui plėtojant paliatyviąją pagalbą Lietuvoje kviečiama prisijungti visa visuomenė. Tikimės, kad tokių paliatyviosios pagalbos namų Lietuvoje ateityje atsiras vis daugiau. Bendromis pastangomis tai tikrai įmanoma. Aš, tu, visi mes, visi kartu galime pakeisti šių žmonių gyvenimus, nuspalvinti likusias jų gyvenimo dienas.